man pačiai norėjosi kažkokio tai šiuolaikiško, galbūt neįprasto arba sprendimo. Tai keletą variantų turėjom ir kažkaip šitas variantas man pasirodė būtent toksai inovatyvus ir tinkantis iš tikrųjų bendrai šitai turbūt aplinkai. Buvo tokia mintis, kad yra pylimas nuo vienos pusės nuo gamtos uždaro ir tada vystosi kaiminystė. Tai namas irgi pilnai uždaro kiemą, tokį pasidaro tvirtovė saugi. Ir jie eini tada į tokią visai kitą oazę. Tai vat ta eternito plokštė irgi labai geras tam sprendimas, nes sustiprina tokį bunkerio betono, tokį duoda kažkokį jausmą. Tu nematai tokių dalykų labai dažnai. Ir tas iš tikrųjų patraukia akį. Man kažkaip labai buvo svarbu, kalbant apie estetiką, ar ne, aš labai norėjau tokio vientiso daikto, vientiso sprendimo ir man va šitas banguotas lakštas, jisai tą vientisumą ir duoda. Tu gali gražiai viską suleisti pagal laipsnis, tada toks vientisas pasidaro, gali pasiekti tą vientisumo efektą. Tai čia ir buvo matyti esminė dalis. Ir aišku, kaina. Kai susiskaičiavom alternatyvas, ploto namas gan pailgas, jis labai daug ploto reikalauja uždengti. Tada, kai susidėliojom, tai ne tik idėjų galėjo, bet ir praktiniai dalykai. Excel lentelė buvo vienas iš tų irgi kriterijų, kuris leido gyventi šitą. Tiek estetikos, tiek kainos santykis, jisai toksai buvo racionalus. Tai tas argumentas man irgi buvo svarbus. Ir po to tam tikros savybės, ar ne, kad jisai yra visiškai natūralus, ar ne, kad jisai yra iš medžiagų, kurios yra iš gamtos. Mes kalbam apie cementą, mes kalbam apie celiuliozę, ar ne, mes kalbam apie tai, kad ten nėra kažkokių tai cheminių priemaišų, apie tvarumą. Čia 50-70 metų tu praktiškai gali galvoti, kad tu turi tokį tvarų daiktą.